Dėl paramos vaikų globos namams su daugybė įmonių dėrybas vedusios Iššūkis Miss Lietuva dalyvės dalykinėme pokalbėje su Arminu Lydeka sutriko. Šiandien jos pripažįsta, kad šioje sferoje beveik nieko neišmano. Bet juk mokytis niekada nevėlu. Labą dieną. Labą dieną. Esu Indrė. Malonu labai, Indrė. Malonu ir man. Prašom, prisėskit. Kaip? Esu konkurso Miss Lietuva 2009 nugalėtoja. Taip. Ir vykdau gerumo ambasadorės pareigas. Stengiausi įjungti savo vaizduotę, kaip ir to reikalavo užduotis. Aišku, buvo tokių tarpų tarp sakinių, tokių atrodo nežinai ką pasakyti, atrodo čia kažką reikia staigiai sugalvoti. Bet šiaip, kaip ponas Arminas sakė, tai neblogai sekėsi, žinoma, klaidų dariau. To neišvengsi. Prisistatot ne tik vardu, kaip jūs dabar padarėte, o prisistatot konkrečiai, tai yra ir jūsų vardas, pavardė, ir kas jūs tokia, kam atstovaujat, kokios jūsų pareigos to organizacijoje, ranką paspaudimui visada tiesia aukštesnio rango asmuo. Visos gražios, žavios, šaunios, tiesiog malonu su jom bendrauti. O jų jaunystė ir nepatirtis be abejo iššaukia, kad padaro klaidų. Kaip čia sutarėm, ar jūs gal geriau man paskambins, ar man geriau paskambins, kaip norėtumėt? Aš lauksiu jūsų skambučio, kai jūs priimsite sprendimą. Jūs siūlotės paskambinti, o neprašote, kad tos labdaringos ar sponsoriaujančios organizacijos atstovas jums skambina. Etiketo mokytojas pastebėjo, kad merginos pridarė nemažai klaidų. Ne tik įduodamos vizitinės ar pamirždamos prieš pokalbį restorane nuimti nuo stalo servetėlę, bet ir dėrybose, pernelyg nuolaidžiaudamos. Manau, galėtume įdėti tokią kaip, ne tai, kad pasakytume, kad mus remia, bet galėtume įdėti ir trumpą reklamą, kažkokį vaizdelį, kurį galbūt ar jūs sukurtumėte, ar mes sukurtume, ir tai būtų trumpa reklama laidos pabaigoje. Įmanomas dalykas ir neblogai iš tiesų, tuo labiau, kad neprašot pinigų, o tik tais pačių suknelių, bikinių. Aš nežinau, galbūt iš to pasimetimo. Aš taip pradėjau kalbėti ir išgirdau stipresnį balso tembrą ir tiesiog susikuklinau labai ir pradėjau tyliai ir neužtikrintai kalbėti. Turiu pastebėti, kad žaidimo taisyklėm nusižengė. Buvo numatyta, kad ne tik suknelių ir bikinių pasiskolinti, bet dar ir pinigų. Šis praleistas elementas be abejo dėrybose, pokalbyje, viską iš esmės jums realiam gyvenime sužlugdytų. Kitas dalykas, be abejo, reikia įtikinamiau, drąsiau kalbėti. Irena labai nedrąsiai elgėsi ir sunkiau formulavo, ieškodama argumentų ir iš etiketo pusės gal tų klaidelių padarė. Į priešingą pusę gal paminėčiau Kristiną, kurie labai drąsiai elgėsi ir žaismingai kūrė, vaidino toje mūsų vaidybinėje situacijoje. Tos suknelės, jos padės sutviskėti tom merginom. Ir taip pat reikės ir 14 bikinių. Ir mes norėtumėm, kad skirtume dar 30 000 litų. Verslo pietus, į kažkokį susitikimą, tai prieš tai reikia pasiruošti, kažkokius argumentus pasiruošti, čia taip eksprompt, viskas greitai. Tai va dėl to labiausiai išsigandau, kad nesąmonį kokią nors neprikalbėčiau, į pievas kažkur tai nenugrybaučiau. Tai jinai tai nugalėtoja, ji tai pasipuošusi su gražia sukne, o man kas iš to, kad jinai nugalėjo ir dar su gražia sukne nugalėjo. Bus įvardinta, kad jūs esate rėmėjas. Ar įmanoma būtų sutart, kad šeimos nariai ir tos organizacijos darbuotojai pirktų tik tais mūsų parduotuvėse, tik tais visus drabužius, visą aprangą? Galima taip irgi sugalvoti, galbūt kažkokias specialias dar nuolaidas padarytume. Specialybė, jeigu mano, bus, kaip čia, pardavimo vadybininkė, tai tikrai dėrybų įgūdžiai pravers. Aš jums jau siūlau, kad jos ir etiketės nešiotų, jūs sutinkat, aš siūlau, kad jos vis pasakytų, kad remia tokią bendrovę organizaciją, jūs sutinkat, kad pirktų tik tais mano parduotuvėje ne tik jos, bet ir šeimos nariai, ir rėmėjai visi, jūs ir su tuo sutinkat. Dėrybos vyksta abipusiškai ir tie nori kažkokios naudos, ir kita pusė nori kažkokios naudos, reikia tą rasti kompromisą, tą viduriuką, bet dabar tai gavosi, kad didžioji dalis
atiteko Arminui Lydekai. O aš buvau nuolanki mergaitė ir su visko sutikau. Pagrindinė visų merginų klaida – dalykiniam pokalbiui nederanti apranga. Bet kadangi mūsų dalyvės ir vėl iš anksto nežinojo užduoties, šią klaidą ponas Arminas nuolankiai atleido. Buvo ir blogesnių momentų, buvo ir geresnių momentų, tačiau, supraskit mane, bendraut su jaunom, gražiom merginom, kad neišeina jų negirt ir komplimentų joms nesakyt. Smegenėles ir vaizduotę restorane patreniravusioms gražuolėms metas grįžti prie kitų treniruočių. Merginos truputį įsigando, sužinojusios, kad jų užsiėmimai numatyti baseine, kuriame dar neseniai avėdamos aukštakulnius turėjo pereiti per lieptelį. Tačiau kai suprato, jog šį kartą jų laukia kiek kitokia treniruotė, jų širdelės nurimo. Tiesa, neilgam. Artėja konkurso Miss Lietuva finalas. Į sceną turėsite išeiti ne tik pasitempusios, pasisėmusios patirties iš pamokų, bet ir gražios savo kūno linijoms. Dietomis mes merginų nekankiname, bet jos turi aktyviai sportuoti. Taigi šiandien jūs nersite į baseiną, ten sportuosite, tik pirmiausia noriu jums pristatyti vandens aerobikos trenerė Irina Atžemkienė. Pasitikime aplodismentus. Sveikos merginos! Iš karto noriu įspėti, kad šiandieną tikrai gerai paplušėsime. Vandens aerobika yra netoks lengvas dalykas. Vanduo spaudžia mūsų raumenukus ir tikrai jausite juos rytoj. Nusiėmam šlepetes ir deriam į vandenį. Prašau, merginos, lipam. Gerai, tau patinka matytis rūbais. Taip, man rūbais. Pradžiai baziniai judesėliai apžinimą padarysiu. Jau matau sušalo. Pradedam. Drąsiau. Dirbam. Nedirba, šis raumenukai nedirba virš vandens. Tai, kad vanduo šaltas. Tai va tai truputėlį gąsdino, nes įkišam koją ir viskas dreba, visas kūnas dreba, tai tiesiog tas kūnas pats sustingęs vandenį. Tai nesušilo dėl to, kad mažai įdėjo pastangų. Žastai, vietoj, balansuojam. Pakaitom. Pastebėjome, kad kai kurios merginos sportuodamos baseine tinginiavo. Žinoma, jos nenorėjo to pripažinti, tačiau tokias pastabas anksčiau nekartą išsakė ir Savicko klube su gražuolėmis dirbantys treneriai. Aš iš tikro nepersistengiu. Aš, pavyzdžiui, kai sportavau dziudo, man labai iš tikro nepatiko visi raumenukai, man jie labai negražiai atrodydavo ir aš net iš tikro nenoriu persistengti, nes aš negalvoju, kad reikia. Dalyvės tik tai nepatiko dėl to, kad plepėjo, tai iš tikrųjų neleistina treniruotės metu. Ir kai kurių žvilgsnis buvo nelabai patenkintas iš tikrųjų. Šiaip, tvarkoja viskas. Labai po vandeniu sunku kelti rankas, kai trenerė daro greičiau, tai tuos judesius atkartoti mums išeina dvigubai lėčiau, tai dėl to taip ir gavosi, gal atrodė, kad mes simuliuojam. Kojas vienas šono, abiejas ištiesim. Žodžiu, pakaitom. Abiejas, gulit ant kūdaus, laikom, abiejas. Abi kojytės, pašokam ištiesim. Dėkojam. Kuo nuliūdot, linksmiau. Gerai, atlojam. Kaunuolės. Na ką, mano brangios lėlėlės, pavargot, nepavargot, turi dar jėgų? Nepavargot, labai gerai. Aš galiu pasakyti nuo savęs, kad nėra nieko seksualiau, kaip mergina vandenyje šlapia, besiplaikstančiais plaukais, besivinguriuojanti. Gerai, čia truputėlį jungiu gal per daug savo seksualinių fantazijų. Mes aptarsim visą tai vėliau, bet manau, kad viena iš mėgstamiausių merginų užduočių yra fotosesija, taip kad į Renato rankas įduodu šį savo būrį merginų. Prašom gerbti, mylėti. Visą kitą, manau, kad profesionaliai pat supranti. Fotosesija.